Sveiki, mėlyjeji tinklalaidės Wellbeing Hub klausytojai. Sveikinusi su jumis sugrįžusiais ir šiandien paruošiu jums labai įdomią temą ir be galo įdomią viešnią. Su manimi stilistė Milda Glebutė. Labas. Labas. Ačiū už kvietimą. Džiaugiuosi, kad šiandien turėsiu galimybę pasidalinti savo žiniomis apie stilių ir kaip tai susijęs su organizacijom. Be galo įdomus kampas ir iš karto iš esmės atsaky, kur link mes šiandien judėsim. Kalbėsim apie tai, kodėl stilius apranga darbe yra svarbi ir ne tik tai turbūt kaip darbdaviai parodyti savo kultūrą, vertybės arba ten tą norą patikti klientams, bet ir kaip tai yra susiję su žmogaus emocijomis ir netgi produktyvumu ir motyvacija, kas man pačiai buvo tikrai visiškai nauja ir labai netikėta. Bet pradėkime nuo to, kaip keitėsi aprangos stilius, aprangos kodas, lyginant dabartinį laikotarpį su, nežinau, keliais metais, gal 5, 6, 7, ar pastebėjom čia kažkokių tais pasikeitimų? Labai geras klausimas. Manau, kad reikėtų dėti tą skiriamąjį brūkšnį iki COVID ir po COVID. Iki COVID tikrai mes galėjome matyti tas griežtas taisyklės, kaip reikia laikytis aprangos kodo ir pačios organizacijos jos būdavo įsivedusios griežtesnius reikalavimus, kaip žmonės turėtų atrodyti atliekant savo darbinės funkcijas. Nes sutikime ir žinome tai, kad didžioji dalis mūsų darbų buvo atliekama gyvame kontakte. Hibridinis darbas ar nuotolinis darbas, jisai egzistavo labai nedidelėme kiekyje kompanijų, organizacijų. Taip? Ir kas atsitinka per COVID, mes užsidarom namie ir mes atlaisvėjom. Taip, mes gaunam galimybę užsivilkti treningus, mes pamatome, kiek mums nedaug reikia daiktų. Lygiai taip pat ir atliekant savo darbinės funkcijas, mes pradedame rengtis laisviau. Kas atsitinka su tuo, kad kai tekdavo dirbti su klientais tiek privačiais, tiek juridiniais asmenimis, pamatydavau, kad žmonės nebenori grįžti į tuos griežtesnius drabužius. Taip? Ir kas tada atsitinka? Žmonėms reikia mažiau drabužių, jiems reikia mažiau oficialesnių drabužių ir taip, ir ta tendencija vyravo kelis metus, būtent per pandemiją ir truputėlį po jos. Taip? Ir kas tada atsitinka, kai jau pandemija pavadinkime pasibaigia, žmonės pradeda grįžti į ofisus. Ir tada atsiranda tas gyvas kontaktas tiek su kolegomis, tiek su klientais, užsakovais. Ir ką tada daryti? Ar mums reikia sugrįžti tą griežtą aprangos kodą, ar galim laikytis to lengvo aprangos kodo, kurį mes turėjome būtent per pandemiją? Tai verdiktas yra toksai, kad aprangos kodai patys savaime atlaisvėjo. Tikrai ne visose industrijose jie išliko reikalingi, bet kas atsitinka, žmonės pasimetė, kaip reikia rengtis. Visiškai su tavimi sutinku ir tuose treninguose ir nebuvo labai patogu sėdėti užsimetus ten tą švarkelį, nes kamera mato tiek, kiek mato. Ir iš ties pastebėjau tiesiog savo akimis, kad tiek ir mano kolegos, tiek ir klientai, organizacijų darbuotojai, jie daug dažniau pradėjo rinktis, nežinau, džinsus derinti prie švarkelio arba apskritai moteris atsakė aukštakulnių, kas ten buvo tos, nežinau, įmonės, kažkokią vizitinę kortelę. Gerai, tai atlaisvėjom ir ką tai davė darbuotojams, kaip tai paveikė jų nuotaiką, savijautą? Tai galima pasidalinti keliomis įžvalgomis. Ne? Iš vienos pusės žmonės gavo galimybę rengtis tai, kaip jie nori, kaip jiems yra patogu. Taip, 2024 metų Liepos mėnesį aš atlikau tyrimą, kur tiesiog nacionaliniu mastu aš apklausiau reprezentatyves atsakingas grupės, kaip jie jaučiasi vykdami darbą ir ar jiems drabužiai padeda atlikti darbinės funkcijas. Taip, ir kaip jie ar jaučiasi motyvuoti, produktyvus, gerai emociškai darbe ir koks atsakymas atėjo tada, kad žmonėms svarbu jaustis gerai savo drabužiuose. Taip? Tai viena ta medalio pusė ir yra, kad mes pradėjom rengtis taip, kaip mes norim. Kita medalio pusė, kas atsitinka, žmonės nebežino, kaip rengtis ir jie pasimeta truputėlį. Ką tai reiškia, kad aprangos kodų buvimas, kai mes turėdavom tam tikras konkrečias taisyklės, jos kažkiek mums padėdavo įsivaizduoti, kas pridera, o kas nepridera vykstant į ofisą. Taip? Ir tada, kai mes jau pasimetam, turim tą laisvę,
žmonėms kyla daug klausimų, bet dažniausiai mums yra neįprasta kalbėti apie drabužius, nes, tai yra, pavadinkime, tuštybių mūgė ir mes garsiai to nesugebame įvardinti, ne? O tai kaip man vykstant į ofisą reikia rengtis. Tai kodėl tas tyrimas iš viso gimė? Nes vis tiek pagrindė, ta didžioji dalis yra, mano klientų, jie yra žmonės, kurie dirba organizacijose. Ir tas klausimas, nepaisant lyties, ar tai yra vyras ar moteris, kyla tas pats. Ar galiu vykti į ofisą apsirengęs taip? Tai jeigu žmogui kyla tas klausimas, tai galbūt jį reikėtų atsakyti ir organizacijos mastu ir paklausti darbuotoją, ar jisai gerai jaučiasi savo drabužiuose ir ar jisai žino, kaip reikia vykti į darbą apsirengus. Atrodo toks elementarus dalykas, bet iš tikrųjų, jeigu stilistai turi darbą, tai reiškia, tai nėra taip elementaru kiekvienam žmogui. O gerai, tai kaip tada apibriežti tokį laisvesnį aprangos stilių? Sakykime, atsisakėme tų griežtų suvaržymų, ten to pilnos eilutės kostiumo, baltų marškinių ir panašiai. Ir mums tinkamas apavas galbūt yra sportbačiai, bet, jeigu jau ateis darbuotojas su sandalais, vis tik tai gal ir prašaus. Kaip, ta prasme, ką darbdaviam daryti? Kaip apibriežti tą tokį šiek tiek laisvumo duodam, bet turit vis tiek pagalvoti apie klientą ir ten tą vis ar ne kažkokį tai ilgą atsirado kartu su tuo. Ar atsirado kažkoks naujas galbūt kodas, apie kurį aš nieko nežinau dar kol kas? Atsirado naujas athleisure aprangos kodas, bet kuris tikrai daugelį organizacijų dominuoja, bet čia toks pusiau juokas, pusiau ne, nes jis iš tikrųjų pasidarė pakankamai aktyviai naudojamas. Vien tik tais dėl to pasimetimo. Tai ką daryti? Tai aš kaip visą laiką sakau, pirmiausia reikia paklausti, ar darbuotojas žino ir galbūt jam reikia padėti apsibriežti tas ribas, kaip rengtis. Įvesti kažkokį gidą, kažkokias taisyklės. Vėlgi, mes esame tokia žmonės yra socialinė būtybė patys ir savęs. Mes mėgstam būti tam tikrose burbuluose ir kad būtumėm tam tikrose burbuluose, mums reikia kažkokių gairių, kaip gyventi. Aš čia labai taip plačiai sakau, ne? Tai lygiai tas pats yra ir su apranga. Kartais, kad darbuotojas ar žmogus, kuris yra bet kurioje organizacijoje orientuotųsi, mes turim nubrėžti kažkokias gairias. Ne? Bet tas atlaisvėjimas pats savaime, kad žmogus ateina su kedais, tai nėra blogai. Taip, bet čia yra tas bendras vizualas, kaip žmogus save pateikia. Ne? Ir būna, pavyzdžiui, kad žmonės dirba su klientais ir tam tikrose srityse, kad tas griežtesnis aprangos kodas jis vis tiek išlieka. Ir priklausant, tarkim, jeigu mes kalbėtumėme apie kūrybinės industrijas, tai ten vis tiek daugiau yra laisvumo, saviraiškos, identiteto parodymo, ne? Jeigu mes kalbėtumėme apie pardavimus arba tas senasis profesijas, kur yra griežtos hierarchijos, kaip teisė, finansai, tai vėlgi, tai yra tiesioginis bendravimas su klientais, kažkoks tam tikras partnerių, komunikacija su partneriais, tai kur mes jau turim išlaikyti kažkokią tą tvarkingą aprangos braižą. Kas tas yra tvarkinga? Tai vėlgi, bet tai yra darbdavio tas interesas apibrėžti žmogui, kad jis žinotų, kaip reikia rengtis, bet ir kartu suteikti tas laisvės, kaip išreikšti save. O kaip siūlytum komunikuoti? Žinai, nes šitoks gan subtilus klausimas ir taip prieiti ir sakyti, kolega, tavo džinsai labai gražus, bet gal kitas iki rinkis ten nesuplėšų tą džinsų variantą ar panašiai. Aš bijau, kad čia gali būti tas šiek tiek baimas atsirasti tame, žinai, peržengti kažkaip tai tas asmeninės ribas. Ar yra būdai, kaip darbdaviai gali komunikuoti, apibrėžti tiesiog jau viešai ten tą mūsų atsinaujinusi kažkokią arba jau sutartą visuotinai priimtą aprangos kodą? Aš manau, kad pagrindinis dalykas yra visą laiką klausti, ką klientai taiko neretai. Tai pavyzdžiui, anoniminės tam tikras apklausas arba žmogiškuosius išteklius pasitelkia tam išsiaiškinti, ar darbuotojas žino. Taip, tai natūralu, kad kažkokio konkretaus žmogaus kalti prie sienos negalima ir nemandagu ir jisai jausis blogai. Vėlgi mes kalbam apie tai, kad žmogus turi jaustis gerai savo aprangoje, bet vėlgi, kad paklausti, ar jisai žino, paklausti, ar žmonės žino, kaip reikia ir tiesiog tada pristatyti tas tam tikras gairias. Natūralu, kartais tas gairias iššūkia ir tam tikrą pasipriešinimą. Taip, bet tai yra ne apie tai, kad žmogus varžyti, apie tai, kad jam suteikti laisvumo. Nes ir tas pats aprangos kodas, paaiškinimas, kad, tarkim, kaip ir griežtėja, ne, aprangos kodai, kur vadovaujasi senųjų tradicijų kontoros, tai jie savaime iš savęs nėra blogai. Mes tiesiog žinom, kad ten reikia kostiumo ir kostiumėlio, pavadinkime, bet mes jį galim padaryti spalvotą, mes jį galim uždėti kažkokius įdomius akcentus. Tai lygiai taip pat bet kurioje organizacijoje nubrėžti tam tikras gairias, kas yra priimtina,
bet suteikti žmogui saviraiškos laisvės. Taip? Nes, pavyzdžiui, kas yra susijęs su vyrais, tai, pavyzdžiui, vyrams pagal tyrimą yra svarbu, kad rūbai būtų patogus. Taip, ir jie tada gali būti labiau produktyvus ir turėti daugiau motyvacijos atlikti darbus. Moterims yra svarbus ir tas vizualinis patikimas savęs. Tik tais, kas atsitinka, vėlgi, jos ne visada žino, kaip save pateikti ir kas pridara. O kartais mes net nežinom, kad mes galim nueiti paklausti pas kažką. Turėjau neseniai labai gražią situaciją, kai organizacija mane pasisamdė dirbti su vadovu, kodėl vadovas kaip vadovas atsirado iki manęs, nes jis tiesiog pradėjo kalbėti su žmogiškaisiais ištekliais, kad jis nesijaučia gerai savo aprangoje, bet nežino, koks yra sprendimas. Ir tada žmogiškiai ištekliai sako, bet žiūrėk, kad mes turim kontaktus, galim suvesti ir padėti kažkaip susidėlioti tą savo stilių. Tai žmogus liko patenkintas ir laimingas dėl to, kad jisai išdrįso paklausti. Bet kartais mums nekyla klausimas, net nešauna į tokią mintis į galvą, kad mes galim paklausti tokio dalyko. Iš tikrųjų, praeitoje tinklalaidėje su Vidmantu Žiugždiniu diskutavom apie papildomas naudas, ir kurios apima, pačias įvairiausias paslaugas. Ten gali būti advokato konsultacija, ten sveikatos draudimas, psichologo konsultacijos ir panašiai. Galbūt stilisto konsultacija yra nauja papildoma vertė, kurią darbdavys galėtų apsvarstyti ir taikyti organizacijai, siūlyti darbuotojai. Aš nežinau, kiek tai yra būtina kiekvienam atskiram darbuotojui, bet aš manau, kad tai yra tokia higiena galbūt organizacijos mastu, kad apsibrėžti ir padėti darbuotojai atsakyti tam tikrus klausimus, kaip jam jaustis geriau darbe. Nes mes, kaip aš mėgstu sakyti, gal negražiai nuskambės, bet mes turėsim rengtis nuo pirmos gyvenimo dienos iki paskutinės gyvenimo dienos. Mes nuo aprangos niekur nepabėgsim. Taip? Tai jeigu mes išsispręstumėm tokią paprastą klausimą kaip apranga, tai mes turėtumėm vieną problemą mažiau gyvenime. Ar turi kažkokių universalių patarimų, kuriuos galėtum čia ir dabar pasiūlyti mūsų besiklausantiems vadovams? Ir dėl ko sakau, kad vadovams, dėl to, kad aš galvoju, kad per vadovus mes turim dar vieną priemonę, kaip įvesti aprangos stilių, nes dažnai kaip rengiasi vadovas, ilgainiui pradeda supanašėti ir darbuotojo apranga. Tai ką pasiūlytum įtraukti savo garderobą arba priešingai galbūt atsisakyti? Tai greičiausiai nuskambėsiu kaip netipinė stilistė, bet pirmiausia, aš pasiūlyčiau. Pirmas dalykas, tai išimti viską, ką turit savo spintoje ir sudėti į vieną vietą ir pasižiūrėti, o ką jūs turit. Taip? Spintoje esantis daiktai, tai kaip triukšmas mintise. Kai mes turim per daug minčių, mes negirdim to, ko iš tikrųjų norim. Taip? Tai lygiai tas pats yra spintoje. Mes esam, vėlgi mūsų toks yra, kultūrinis, istorinis paveldas, kad mes esam linkę kaupti ir kartais mes to nesusimastam. Tai pirmas patarimas būtų tiesiog pasižiūrėti, ką mes turim. Antras dalykas, įsivesti tvarką savo spintoje. Ir tiesiog ją susitvarkyti. Pasižiūrėti, o ką mes tikrai tenais turim ir ko mums reikia. Ir trečias patarimas, atsakyti savo į klausimą, ar tikrai drabužiai mums nerūpi gyvenime ir ar tikrai visada dėvime tai, ką mes norime, o nepasirankame tam tikrus sprendimus dėl to, kad tai būtų pridarama visuomenėje arba dėl kažkieno kito įsitikinimo. Tai man atrodo, čia yra tokie 3 esminiai dalykai, kurie galbūt kažkiek padeda susistiguoti mintis. Kažkaip išsimti drabužius, pasižiūrėti, ką mes turim, susitvarkyti savo spintą ir įsivesti tvarką ir tada pagalvoti, ką mes darom su tais drabužiais ir ar mes tikrai su jais jaučiamės gerai ir jie yra apie mus. O kaip organizacija gali perduoti savo vertybės arba kultūrą aprangos stiliumi? Gal čia kažkokių ir praktinių pavyzdžių galėtum pateikti, kaip skiriasi organizacijos ir tada šiek tiek atkreipti dėmesį, kaip skiriasi tų darbuotojų aprangos? Taip. Tai pavyzdžiui, galima elementariai pateikti per pavyzdžius su organizacijoms, kuriam teko dirbti. Tai tarkim, jeigu kalbėtumėm apie labiau su kūryba susijusias organizacijas, konkreti idėja buvo tiesiog žmonėms padėti išlaisvinti savo tą kūrybiškumą aprangoje. Ir ką mes darėm, tai mes tiesiog susirinkom kolegas, padėjom žurnalų iškarpas ir sakom, parodykit, kaip jūs norėtumėte rengtis. Toksai gražus ir team buildingas, bet iš kitos pusės mes paklausim, ko žmogus norėtų, kaip jis norėtų rengtis, ne? Ir tada pasišnekėjom, ar taip yra pridarama vykti į ofisą ar ne. Kai kurios organizacijos pasirenka uniformas. Taip? Yra ne viena organizacija, kuri norėdama paremti tą tvarumo idėją ir patį tvarumo konceptą,
pasiūlo darbuotojams tam tikrą sumą pinigų įsigyti panašaus pobūdžio drabužius, tai tarkim panašias eilutes, kad visų pirma darbuotojas nesuktų rytais galvos, ką apsirengti, taip, kad išsaugotų tą vientisumą, darbuotojai atrodytų reprezentatyviai. Tai manau, kad čia irgi labai graži idėja yra, kas ir darbuotojai palengvina sprendimo priėmimą, taip, ir kas ir organizacijai suteikia tą vientisumą ir galim tą tvarumo idėją palaikyti. Na ir kitas variantas būna, kur organizacijos nori pabrėžti savo išskirtinumą per aprangą, būtent jau pasirenkant tos griežtesnius aprangos kodus ir apsibrėžia tas labai griežtas taisyklės, tai jau mes kalbėtume apie klasikinius aprangos kodus. Taip? Ir taip parodo savo vertybės, kad, na, būtent organizacijos mastu, kad jiems yra svarbu laikytis to aprangos kodų ir tai per aprangą parodo aplinkiniams. Tai ar teisingai suprantu, kad prabangus prekiniai ženklai vis dar yra pagalba užmesgant, pavyzdžiui, profesinius santykius arba atliekant pardavimą, ar tai jau nebemadinga? Žinot, kokiai organizacijai dirbi. Iš tikrųjų, žmogus yra tokia būtybė, kad nors ir mes neigiam, kad mums yra svarbus ar patinka prekiniai ženklai, bet mes matydami žmogų su tam tikrų prekinių ženklų, vis tiek kažkokį įsivaizdavimą apie jį susidarom. Taip, tai nesvarbu, tai yra teigiamas, neigiamas, kiekvienas mes turim pagal savo tą įsivaizdavimą, bet tai sukuria kažkokį vertinimą. Tai ar tai yra kažkokia pardavimo priemonė, negaliu atsakyti konkrečiu atveju, bet kai kurios organizacijose, pavadinkime, kad savęs pateikimas per prabangią prizmę yra svarbus. Bet tai gal, net nenori vardinti tam tikrų industrijų, bet, taip yra. Mes vis tiek turbūt neretai kalbam apie profesinių paslaugų, ar ne tą segmentą, kur prabangus prekiniai ženklai gali būti netgi ir priemonė pardavimui, kontakto užmezgimui, tas angliškas įsireiškimas small talk, ar ne, pradžiai ir taip toliau, pasidžiaugti kažkokios tai specifinės kolekcijos rankinę, ar ne, pastebėti pas kolegę, ar vyro kažkokią tai laikrodį, ten prabangų yra irgi aptarti istoriją, kada jis ten ir kurį pirko. Tai skamba, kad tai vis dar gali būti priemonė, ne? Bet kad man patinka tas kampas, kad tai turbūt smarkiai susiję su tam tikromis kultūromis, ne? Kaip pas mus yra mezgamas ryšys santykis ir kaip vyksta klientų aptarnavimas. Taip, ir va čia turbūt tas esminis skirtumas ir yra, kad apie kokią tą organizacinę kultūrą mes kalbėsim ir taip ir atitinkamai yra diferencijuojami tie aprangos stiliai, aprangos sprendiniai tam tikri. Ir mes tikrai žinom tam tikrų industrijų, kur tiesiog yra aktualu tas patogumas, vyrauja džemperiai ir tu negali sakyti, kad būtent kad tai nepridara ir tai yra netinkama. Tiesiog taip susiklostė tam tikri santykiai per ilgą laiką. Atsiranda naujos sritis, atsiranda ir nauji aprangos kodai dominuojantis tenais. Pavyzdžiui, mes neįsivaizduojam turbūt, nors dabar jau medikai truputėlį medicininėse įstaigose atlaisvėjo su apranga, taip, privačiose kalbant. Bet šiaip turbūt mes neįsivaizduojam, jeigu mes nuvažiuotumėm į kokią valstybinę įstaigą gydymo, kad mes matytumėm, kaip gydytoja ar kitą medicininį personalą su kasdieniais rūbais. Taip? Tai čia tiesiog atsiranda naujos diferenciacijos ir pagal tai pasiskirsto aprangos pasirinkimai. Bet vėlgi, mes kiekvienoje organizacijoje dirba ir skirtingi žmonės amžiumi. Taip. Ir pagal tą būtent, ne veltui yra Gen Z, millennialsai ir šitie boomeriai? Baby boomeriai. Jo, tai ir atitinkamai ir mūsų suvokimas, kaip mes turim atrodyti ir kaip mes matom kitą žmogų, jisai skiriasi. Taip? Bet dažnai mes tiesiog, vėlgi, nesikalbam apie aprangą ir mes neįsivardijam, kas yra pridarama ar kas ne, nors mums gal ten viduje smegenis spraginėja. Taip. Taip, ir ką girdžiu iš tavęs, vienok tyrimo duomenys rodo, kad produktyvumui turi įtakos, kad aš jaučiuosi patogiai ir aš ten kažkaip tai save galiu išreikšti ir man tie rūbai ir turbūt judesių nevaržo, bet ir šiaip tai yra mano kažkokia tai asmeninio stiliaus išraiška. Bet tuo pat metu, tai kas man yra asmeninio stiliaus išraiška, gali būti absoliučiai nepriderama vilkėti mano organizacijai ir gali šiuo atveju man padėti susikaupti, bet kolegas blaškyti.
Taip gali būti. Dėl to aš vėlgi taip vis gražiai bandau paminėti tas gairės, ne? Kad gairės yra neribojimas, gairės yra tai laisvas suteikimas, kaip matyti save, matyti kitą žmogų. Vėlgi, pavyzdžiui, apie tą aprangos išraišką, pas mus vis tiek dar yra gaita hierarchijos kultūra daugelį organizacijų, nors mes ir bandom išeiti, kad būtų viskas horizontaliai, bet vis tiek dar yra daug vertikalumo. Ir pasąmonėje, pavyzdžiui, žiūrint pagal tas generacijas, ne, mes vertinam žmogų, jeigu jis yra vadovas, jisai turi atrodyti atitinkamai kitaip pagal mūsų vertinimą. Ne? Turi atitikti tam tikrus standartus. Taip? Tai vėlgi, čia irgi yra įdomus niuansas, kuris išeina iš tyrimo, kad žmonės vis dar vertina taip, kad jeigu tu esi vadovas, tai tu turi ir atrodyti tam tikrą prasme kitaip. Tai mes turim kažkokius lūkesčius, kaip turi atrodyti vadovas. Taip. Ir kas tada būna, jeigu vadovas tų lūkesčių neatliepia? Ar jo autoritetas darbuotojo akise kažkaip tai skinta? Tai va, tavo pastebėjimas yra labai geras, nes vėlgi priklauso nuo tos hierarchinės sistemos, kuri dominuoja organizacijoje. Tai jeigu tai nėra kažkoks tos griežtos hierarchijos, taip, tai tada natūralu, kad pats vadovas, jisai bando būti arčiau, arčiau savo kolegų. Taip, ir tada ta apranga, jinai supanašėja. Bet čia iš patirties, kas yra jau labiau tose aukštesnės hierarchijos organizacijose, tai neretai klientai, jie nori atrodyti gerai, pasitempti, nes jie yra pavyzdys. Taip. Ir, mes esam linkę vertinti žmonės. Taip, mes pamatom žmogų, mes per kelias sekundės jį įsivertinam ir kažkokius turim sprendimus. Taip, natūralu, kad kasdienybėje mes galim pakeisti tuos sprendimus apie žmogų, bet, taip, kasdieną mes pamatome žmogų ir vertiname, kaip jisai atrodo. Tai, vėlgi, tai priklauso nuo pačios organizacijos hierarchijos. Aha, gerai. Tai girdžiu, kad iš tikrųjų tas vertybės kultūrą mes iš esmės labai smarkiai galim reprezentuoti per savo aprangos kodą, lūkesčius tada vadovam, lūkesčius darbuotojams. Ir dabar pati prisiminiau, kad PeopleLink, tai organizacija, kurioje aš darbuojuosi, tai yra labai senais laikais, aprangos kodas trumpai drūtai prieš pandemiją, ne, buvo aprašytas ir pakabintas prie bendrųjų taisyklių ant šaldytuvo. Taip. Dar žinau, kad kai kada organizacijos tą aprangos kodą įdeda naujokams naujoko atmintinės. Tokią knygą, ar ne, ten skaitmeninę arba ten popierinę, kad naujokai žinotų irgi susiorientuotų, kaip atrodyti, ne, ir kaip įsilieti į kolektyvą. Ar dar esi girdėjus kažkokių kitų būdų, kur pasakyti tiem darbuotojams, kaip apsirengti? Nežinau, ta prasme, nes iš ties, ypač jeigu yra priimamas kažkoksai naujas susitarimas, keičiasi ir net tas suvokimas, arba mes norim tiesiog įsivesti kažkokias tas gaires, apie kurias tu šneki, tai kažkur reikia apie jas iškomunikuoti, kad girdėtų visi. Ar esi girdėjus kažkokių būdų, ką daro darbdaviai? Tai yra keli būdai, tai yra tie senoviniai būdai, kurias ir tu paminėjai, tradiciniai būdai, nesenoviniai. Tradiciniai būdai tai pridėti prie darbo sutarties, per intro mėnesius supažindinti darbuotojus, kad mūsų darbo kultūra yra taip. Gali būti tai ir pramoginė veikla. Taip, kaip kartais organizacijos pasikviečia specialistus papasakoti apie tai, kad koks yra aprangos kodas pas mus, arba pasisemti tam tikrų idėjų. Taip. Ir vėlgi, ką jau prieš tai minėjau, tai gali būti ir tas pats team buildingas, kur tu pakvieti žmogų apsibriežti pačiam savo aprangos kodą, kurį matyti organizacijoje. Tai iš tikrųjų dviračio kažkokią labai mes neišrasim. Svarbiausia yra komunikuoti ir parodyti, kad tai yra svarbu, jeigu organizacija yra tai svarbu. O aš manau, tai yra svarbu dėl to, kad tai palengvina kasdienius sprendimus žmogui. Ir tada jis gali susikoncentruoti tai, kas svarbu, o ne į problemas, ar šiandien aš jaučiuosi gerai savo rūbose. Šitas labai geras kampas ir ne, koncentruotis darbus, o ne tai, tą jauseną tuose rūbose, kur aš nesijaučiu pakankamai patogiai ir tai tada visą dieną realiai dirgina, ne, kad aš nesijaučiu kažkaip, kad atrodau. Aš labai mėgstu paklausti savo klientų, sakau, ar jums svarbu yra apsirengti tinkamai, kai vykstate svarbų susitikimą. Tai dažnai būna pirmas atsakymas, nesvarbu. Ir tada sakau, gerai, o ką renkėtės? Ir tada man pradeda pasakoti, kad būtinai ten kažkokie marškiniai, būtinai tam tikri bateliai. Tai ką tai reiškia? Kad pirmuoju aspektu mes iš karto paneigiam. Ne, mums tai nesvarbu. Bet iš tikrųjų, kai reikia priimti sprendimą, ką rengtis, žmogus galvoja. Taip,
Tai tai parodo tą svarbą aprangos, bet kurią mes galbūt nedrįstame garsiai pasakyti, kad man svarbu, kaip aš atrodau, nes aš tada gerai jaučiuosi apie save. Ir jeigu aš gerai jaučiuosi apie save, aš galiu atlikti darbus labiau susikaupęs. Ir čia iš tikrųjų dabar kalbėjau ir aš labai per save perleidžiau tavo pasakytas mintis. Ir taip aš anksčiau net ir juokaudavau šiek tiek, kad kaip atpažinti, kad manęs laukia sunki diena, tai jeigu aš atrodau labai gerai ir pasistengiau su apranga, su makiažu, su plaukais, tai reiškia, kad kažkoks stiprus įvykis manęs tą dieną laukia, ne? Nes atrodo, jeigu gerai jautiesi, tai tada ir to atrodo, kad kažkokias tas sudėtingesnė užduotis gali padaryti sėkmingai. Ir čia turbūt jau pabaigai yra klausimas, ar tos tie treningai, ar ne, kurie įneša to laisvumo, lankstumo, ar negali vis tik tai pakenkti, ypač tom dienomis, kai ta aukšti bateliai, ten ta griežta eilutė, gal kaip tik būtų labiau pasitarnavę įveikti sunkumus. Jeigu žmogus žino, kad jisai su treningais jausis labai gerai, tai čia yra viskas apie patį žmogaus pasirinkimą. Turiu klientę, kuri yra didelės organizacijos vadovė, jos stilistinė kryptis yra sportiniai rūbai. Labai gražiai sustiliuota, visą laiką atrodo nepriekaištingai, bet tai yra apie patį žmogų, kuris turi be galo didelę charizmą ir jisai nepergyvena, kaip jisai atrodo. Taip? Tai jeigu žmogus gerai jaučiasi ateidamas į darbą, į susitikimą ar į kitą svarbią veiklą jam su treningais ir jis dėl to nepergyvena ir nesuka galvos, tegul taip daro. Bet jeigu jį tai trikdo ir jisai galvos, ar aš tikrai šiandien apsirengiau tinkamai, tai galbūt tai nėra tinkamiausias sprendimas. Viskas vis tiek galiausiai remiasi tai, kaip aš jaučiuosi su tuo drabužiu ant savęs. Tai Milda, manau, kad gali mūsų žiūrovams palinkėti pradėti nuo išsamios spintos revizijos, apie kurią šiandieną mums papasakojo mūsų pašnekovė, ir iš tikrųjų atsakyti savo klausimą, tai kurie tie įvaizdžiai, rūbai man padeda jaustis produktyviausiai, labiausiai motyvuotam ar motyvuotai, ir turbūt atsisakyti tų rūbų, kurie neina su mūsų asmeniniu stilium ir to labai svarbiu darbe patogumo jausmu. Tai linkiu visiems dar šį vakarą atverti savo spintos duris ir pradėti spintos reviziją, o aš labai dėkoju, Milda, tau, kad atvykai šiandien pasidalinti savo patirtimi ir tyrimu. Ačiū tau labai už kvietimą. Ačiū tau, kad klausaisi Wellbeing Hub tinklalaidės epizodo ir noriu pakviesti tapti mūsų bendruomenės nariu, paspaudus prenumeruoti mygtuką, ir be abejo būsiu labai dėkinga, jeigu pasidalinsi šiuo epizodu. Iki pasimatymo kitose laidose.